Sveiki, sveiki, sugrįžę arba atvykę į mano kanalą. Jeigu čia esi pirmą kartą, labas, mano vardas yra Aistė ir šis kanalas yra skirtas knygoms. Tai nėra nei leidinių, nei leidyklų reklama, tai yra tiesiog mano hobis, kurio noriu pasidalinti kartu su jumis. Taigi, jeigu jūs taip pat skaitot ir mylit knygas, tikiuosi, kad paspausit subscribe prenumeratos mygtuką, tai padėsite mano kanalui augti ir tikiuosi, kad pasidalinsite šiuo kanalu su draugais, šeimos nariais ar pažįstamais, kurie taip pat skaito knygas ir norėtų pažiūrėti tokio tipo video. Šiandien bus skaitimo vlogas ir aš jau pradėjau skaityti Sylvia Plath Stiklo gaubtas. Iš tikrųjų, tai apie šią rašytoją esu girdėjusi tikrai ne iš vieno filmo ir serialo. Atrodo, kad bet kokiame seriale ar filme, jeigu yra dažniausiu atveju moteris, kurie yra labai protinga ir apsiskaičiusi, tai dažniausiai tokiuose filmuose ir serialuose pamatysim kažkur tai. Ar tai Sylvia Plath parašyta knyga, nebūtinai Stiklo gaubtą ir kitas knygas, arba kalbės būtent apie šią rašytoją, arba būtent tas veikėjas sakys, kad Sylvia Plath yra jų mėgstama rašytoja. Tai tikrai esu girdėjusi jau iš Gilmore Girls ir iš Simpsonų. Tikrai esat matę ne vienoj serijai, kad Lisa Simpson skaito Sylvia Plath knygas, nors jai yra tik 8 metai. Na, tai prisirašiau ir aš paskaityti, ne todėl, kad čia yra viena tų knygų, kur ten būtinai reikia perskaityti. Tiesiog kažkur visur šmėžoje būtent ši rašytoja, Stiklo gaubtas. Kas yra įdomu, kad angliškai ši knyga vadinasi The Bell Jar ir man kažkaip nesisieja šie du pavadinimai, tai kai sužinojau, kad lietuviškai tai yra Stiklo gaubtas, man buvo toks truputį šokas, netikėta. Tai pradėjau aš iš pradžių klausyti audio knygą ir paklausius gal 2-3 skyrius, kiek ten 20 minučių, supratau, kad tai turbūt bus viena tų knygų, kurias noriu skaityti popierinį variantą ir noriu pasibraukyti man patikusias citatas ar sakinius, nes iš karto supratau, kad čia rašytoja mąsto ir rašo labai giliai kapsto į problemas ir bent jau čia esančios pagrindinės veikėjas Esteros mąstymas ir tai, kaip ji mato pasaulį, yra bent jau man toks artimas. Ne todėl, kad čia pagrindinė veikėja susiduria su psichologinėmis problemomis, bet būtent dėl jos mąstymo gilumo ir tai, kokia yra įdomi pagrindinė asmenybė. Tai dėl tos priežasties aš nustojau klausyti audio knygą ir įsigijau Stiklo gaubtą fizinę knygą. Kol kas aš esu perskaičiusi 5 skyrius, sustojau ties 6 skyriumi. Iš tikrųjų, jie nėra ilgi, tai kaip man, kai dabar nėra labai daug to laisvo laiko, kartais rytais norisi paskaityti vieną skyrių ir labai patinka taip lėtai įsijausti į knygą ir iš tikrųjų permastyti kiekvieną mintį ir pasibraukti tas patinkančias mintis. Tai kol kas, kiek aš galiu papasakoti, tai ši knyga yra apie merginą, kurie yra jauna, įmokusi koledžiai, nori būti rašytoja, galbūt būti profesorė, galbūt kažkokius tai straipsnius kurti. Ji pati dar to yra nenusprendusi, tačiau ji yra labai gabi, bet taip pat ir turi psichologinių tokių išgyvenimų, melancholija jos gyvenime yra stipri, santykių problemos pas ją yra tokios giliai iškapstytos ir giliai išmąstomas. Ji labai kiekvieną menką gyvenimo aspektą plačiai apmąsto arba priima labai asmeniškai. Ir man labai yra įdomu skaityti būtent tokią veikėjo gyvenimą ir mintis, kai atrodo, kad įspūdingo kažko tikrai nevyksta. Yra tų knygų, kur veikėjai tikrai nuveikia įspūdingų dalykų per knygą ir turinys tikrai yra pilnas, kupinas veiksmo. Tai kol kas iš tų 5 skyrių, kas susideda į 70 puslapių knygos, veiksmo tokio ypatingai greito bėgančio nėra. Tačiau jis labai įtraukia, nes yra toks gyvenimiškas, tikroviškas ir tikrai gali įsijausti ir pasijusti būtent tos veikėjos kailyje. Tai tikrai kol kas man patinka ši knyga.
Nors aš dažniausiai esu įpratusi ir kiek jums čia papasakodavau apie savo perskaitas knygas, tai man labai patikdavo tokios kupinos veiksmo knygos, tačiau ši knyga tikrai yra kitokia ir bent jau man pačiai buvo nuostaba, kad atrodo nėra čia tokio greito įtempto veiksmo, tačiau turinys sugeba taip pat įtraukti į šią knygą. Tai skaitysiu toliau ir žiūrėsim, kur toliau vystysis šios veikėjos gyvenimas, nes kol kas tai aš tikrai neįsivaizduoju, kur bus ta kulminacija ir kaip pasibaigs ta knyga ir kur iš vis linksta ši knyga. Kol kas aš galiu tik spėlioti, kad daugiau bus susiję apie jos pačios gyvenimo, jos karjerą, jos to koledžo baigimą ir ką ji nori veikti po to su savo gyvenimu, kadangi kol kas knyga yra apie tai ir dabar, kur aš sustojau šioje knygoje, tai jau pradeda pasakoti apie jos santykių išgyvenimus, apie problemas, kurias ji patyrė, tai dar nežinau, kas jos gyvenime buvo ties šią temą, tačiau prie to priartėjimą yra ir dabar, kaip tik manau, 6 skyriuje bus papasakota. Tai aišku, viskas yra išsamei ir giliai išnagrinėjama ir labai taip vaizdingai ir gražiai nupasakojama, vien todėl, kad mūsų pagrindinė veikėja, ji nori būti rašytoja, jai patinka skaityti eilėraščius, kurti eilėraščius ar kažkokius tai pasakojimus, tai jau galit nuspėti, kokio pobūdžio tekstas yra rašoma šioje knygoje. Kol kas man tiek minčių, jeigu skaitėt, tai parašykit man į komentarus, ar jums patiko ar ne, o susitiksim kažkada vėliau, kai jau būsiu perskaičiusi daugiau knygos. Prisijuoksit, man atrodo, jis iš manęs, nes baigiau skaityti Stiklo gaubtą ir mano nuomonė visiškai pasikeitė. Man ir pačiai iš tikrųjų yra juokinga, kadangi, kai baigiau skaityti, susirašiau sąrašą dalykų, ką dar noriu paminėti apie šią knygą ir tuomet nuėjau pažiūrėti pirmo klipuko, kurį nufilmavau, kai buvom perskaitę beveik pusę knygos, iš tikrųjų nėra ilga. Ši knyga 255 puslapiai. Pasakau jums, kai buvau ties beveik 100 puslapį, tai praktiškai pusė knygos. Ir man pačiai buvo juokinga, ką aš galvojau tuomet ir ką aš galvoju dabar apie šią knygą. Ir manau, tai yra todėl, kad knyga praktiškai yra padalinta tokias 2 dalis ir viena persipina į kitą nepastebimai. Man atrodo, aš sakiau, kad man labai patinka Estera kaip asmenybė ir jos gilios mintis, kad nežinau, kur bus kulminacija ir kur linksta ši knyga ir kad nėra kažkokio didelio veiksmo. Labiau viskas vyksta pagrindinės veikėjos galvoje. Tai pradėkim nuo šių 3 dalykų ir aptarkim jas. Pirma knygos pusė Estera man buvo tikrai įdomi asmenybė, kadangi nors ir ji buvo tokia liūdnesnė, labiau linkusi į melancholiją ir neapsisprendusi gyvenime, aišku, yra tokia paauglė, koledžą studijuojantis žmogus, tai aišku, dar ir nėra tikslo būti apsisprendusi ties visą savo ateitimi, tai pakankamai prijaučiau aš jai, man patiko jos mintis apie įprastus gyvenimo įvykius, kuriuos dauguma visuomenės tiesiog priima kaip duotybė, pavyzdžiui, santuoka, vaikai, karjera ir panašiai. Tačiau Estera jos matė kitaip ir man iš tikrųjų buvo įdomios jos mintis. Kaip pavyzdį galiu duoti vieną citatą. Žmonės sukurti tiesiog iš dulkių ir nemanau, kad gydyti šias dulkes yra bent kiek geriau už eilėraščių rašymą. Eilėraščių, kurios žmonės prisimins ir kartos savo, kai bus nelaimingi, sirgs ar negalės užmigti. Tai tikrai įdomios pagrindinės veikėjos mintis.
Bet knygai progresuojant, supratau, kad pagrindinė šios knygos mintis, ta kulminacija ir turinys yra tiesiog depresija. Ir pamažu Estera praranda gyvenimo džiaugsmą ir tiesiog panirsta į depresiją. Ir kas man labai patiko, kad nėra tokio slenksčio, nuo kurio Estera tiesiog būtų jau depresijoje. Nėra taip, kad ji dar vienam puslapį buvo laiminga ir kitam puslapį jau yra depresijoje. Tai vyksta pamažu, lėtai ir nesuprasi, po kokio įvykio viskas paaštrėjo. Kas man patiko, nes dažnai psichologinės ligos nebūna tokios, kad vieną dieną tau būna viskas gerai, o kitą dieną jau sergi. Tai vyksta pamažu, susideda iš daugybės kažkokių tai mažų įvykių ir taip įvyksta Esterai, kas man iš tikrųjų patiko. Taip pat man labai patiko, kaip autorė sugeba rašyti. Iš tikrųjų, tai tekstas labai aiškiai, lengvai suprantamas, lengva jį skaityti, tačiau jis priverčia pasijusti pagrindinio veikėjo kailyje, man atrodo, aš tą jau minėjau, tačiau kadangi šios knygos mintis yra depresija, autorė aprašo tai, kaip jaučiasi žmogus būnant depresijoje, kaip jis mąsto, kaip jis mato kiekvieną dieną ir tiesiog kaip gyvena, turėdamas tokių psichologinių sutrikimų, ir tai priverčia visiškai pasijausti, kad tu esi tas pagrindinis veikėjas, tu išgyveni viską, ką išgyvena tas būtent žmogus, ir tai sulėtina patį skaitimą, atrodo, kad turinys sulėtėja, jis toks ištemptas pasidaro, ištęstas, sunkus, ne tuo, kad sunku įskaityti, bet atrodo, kad viskas tiesiog slegia, ir taip jaučiasi būtent žmogus, kuris yra depresijoje, todėl skaitytojai, bent jau man, nežinau kaip jums, bet bent jau man, pasirodė taip, kadangi ypač paskutinius gal 60 ar 70 puslapių knygos tikrai atrodo, kad skaičiau jos daug lėčiau nei pirmą pusę knygos, ir tikrai atrodė, kad jie tokie ištęsti tie sakiniai ir kažkaip visiškai kitokią sukūrė emociją skaitant. Pasijutau visiškai niekam tikusi, bet ta, kad visada buvau niekam tikusi, tik niekada apie tai nesusimastydavau. Sugebėdavau tik laimėti stipendijas ir prizus, bet ši era netrukus baigsis. Ir iš tiesų, paskaičius šį sakinį, aš suvokiau, kad dažnai paaugliai ar jau tokie beveik suaugę žmonės, kurie baigia mokyklą, įstoja į universitetą, baigia universitetą ir tada jau nežino, ką daryti su savo gyvenimu, todėl kad visą laiką tik mokosi ir atrodo, kad jie yra protingi, gabūs, jie sugeba laimėti stipendijas, prizus, kažkokias tai olimpiadas, tačiau niekada neklausia, kam jie tai daro, ar jiems tai yra svarbu, ir dažnai tai kelia tokį šiek tiek baimės jausmą, kažkokį tai liūdesį, tačiau daugumai iš mūsų su tuo susitvarko, bet kai kurie ne, kai kurie galvoja, kad jie neturi savo asmenybės, jie tiesiog gali išmokti, kas yra parašyta knygose, ir laimėti prizus, bet iš to jokios naudos jiems nėra ir jie tai daro be jokio tikslo. Iš to Estera pradeda kvestionuoti savo egzistenciją ir tai nenuveda į gerą. Ir kuo toliau, tai iš tikrųjų tuo mažiau aš tų citatų pasibraukiau, kadangi jos nebetapo tokios poetiškos ar tokios gilios, kol dar Estera nepatenka į psichiatrijos institucijas, kol jie nepradeda atlikti tam tikrų procedūrų, tol dar Estera turi savo asmenybę, bet kuo toliau, tuo labiau jį tiesiog tampa savo liga ir jos mintis tampa tiesiog depresijos mintimis, o ne jos pačios asmenybė. Ir tai iš tikrųjų liūdina, bet aš suvokiu, kaip meistriškai tiesiog yra parašyta tai, kadangi tik perskaičius knygą ir verčiant atgal puslapius sugebėjau aš tai atpažinti, bet pirmą kartą tiesiog skaitant tekstą nepajauti, kada Estera pereina į melancholiją, į depresiją ir kada ji tiesiog kažkur pradingsta tarp puslapių. Mačiau, kaip tupiu po tuo figmedžiu mirtinai išbadėjusi tik dėl to, kad negaliu apsispręsti, kurį vaisių pasirinkti. Norėjau kiekvieną atskirai ir visų iš karto, bet jei pasirinksiu vieną, prarasiu visus kitus.
Kai vieno seno romėnų filosofo paklausė, kaip jis norėtų mirti, jis atsakė, persipjūti venas šiltoje vonioje. Pamaniau, kad turėtų būti lengva gulėti vonioje ir žiūrėti, kaip aplink riešus pražysta raudonas gėlės, srūvančios į švarų vandenį tol, kol užmigsi po vandeniu ryški kaip aguona. Norėjau jai pasakyti, jei būtų bloga mano kūnai, tai kaip tik būtų puiku. Geriau jau tegu būna bloga kūnui, ne galvai. Bet mintis pasirodė tokia paini ir varginanti, kad nutilėjau. Kas man iš tikrųjų nepatiko šioje knygoje, tai pabaiga. Aš nemėgstu, kai pabaiga yra be pabaigos, kai skaitytojai yra leidžiama pačiam nuspręsti ir susikurti savo pabaigą. Man tai nepatinka, bet būtent taip ir baigėsi ši knyga su 2 galimais variantais, kuriais skaitytojas gali pats nuspręsti, ar jis nori, kad Esterai vis dėlto pagerėtų ir ji galėtų tęsti savo gyvenimą normaliai, be depresijos, ar vis dėlto jei baigtųsi gyvenimas nelabai gerai. Aš nežinau. Perskaičius pabaigą aš pati nežinojau, į kurią link pusę labiau linksta turinys. Aš kažkaip manau, kad nesibaigė viskas gerai Esterai, bet čia jau jum patiem nuspręsti, jei skaitysiu čia knygą. Nesigailiu, kad ją skaičiau, tačiau tikrai yra ne vienas toks niuansas ir minusas, kuris man nelabai patiko. Pati Estera, nors ir atrodo, kad giliai mąstant yra asmenybė, tačiau kai ateina metas apsispręsti ties santykių tematika, ties tikrų gyvenimu, tai man atrodo, kad ji nelabai tai geba daryti. Ypatingai ties meilės sritimi. Estera tiesiog ilgai mylėjo vaikiną be atsako ir kai jis pagaliau parodė jai dėmesį, jie pradėjo draugauti, vienas mažas minusas, iškart Esterai uždarė visas duris ties santykiais ir jie nebenorėjo daugiau šio vaikino matyti akyse, kas yra labai keista, kadangi tas minusas man pasirodė kvailas, bet tada suvokiu, kaip skirtingai tą pačią situaciją gali matyti žmogus įprastai ir jei jis serga psichologinė liga, depresija iškreipia šiek tiek realybę ir ne vienas toks buvo įvykis knygoje, kai atrodo pakankamai paprasta situacija, tačiau Esterai pasirodo visiškai nepaprasta. Šiek tiek ir pykdė patys Esteros poelgiai, nors aš puikiai suprantu, kaip yra sunku gyventi su psichologinė liga ir tikrai nepeikiu žmonių, kurie kovoja su tokiais psichologiniais sutrikimais, ligomis ir stengiasi pasveikti ir aš tikrai palaikau ir tikiuosi, kad visi žmonės, kurie kovoja su tuo, kažkada galės gyventi normalų gyvenimą ir kurti savo ateitį. Tačiau ant Esteros aš tikrai vietomis pykau, nes ji pati nenorėjo savo padėti. Ji, man atrodo, labai greitai susitaikė, ne tai, kad susitaikė, bet įsitikino, kad ji yra nieko verta šiam pasauliui, kad be jos šis pasaulis būtų geresnis ir tai jai nepadėjo stengtis kažkaip pasveikti. Ir nors ji turėjo pilnas galimybės tai daryti, kadangi ji koledže buvo labai žymi studentė ir ją rėmė ir jai davė stipendijas ne vienas žmogus ir jie tikrai norėjo jai padėti, tačiau jei žmogus nenori padėti savo, tai jokie pinigai ir jokios institucijos negali to padaryti. Taigi taip, kulminacijos šioje knygoje nėra, įvykių kažkokių didelių taip pat neįvyksta, tai labiau yra tiesiog paprastas žmogaus gyvenimas, paveiktas stiprių psichologinių sutrikimų ir išgyvenimų to žmogaus galvoje. Todėl ši knyga yra tokia lėta ir, kaip jau ir minėjau, labai gebanti paveikti emocijas skaitytojo. Todėl džiaugiuosi, kad ją paskaičiau, bet nemanau, kad aš skaityčiau ją antrą kartą, kadangi tai, manau, yra tokia knyga, kur perskaitai vieną kartą ir užtenka ir nenori skaityti jos antrą kartą. Ir atrodo, viską pasiėmė iš tos knygos po vieno perskaitimo. Tai bent jau man taip pasirodė. Ir nežinau, jei jūs skaitė, tai parašykit, kokia yra jūsų nuomonė. Žinau, kad ši knyga yra labai aukštai vertinama. Tai aš tikrai nesakau, kad tai yra bloga knyga, tačiau nevertinčiau jos ir taip aukštai bent jau savo skalėje.
man jį tikrai nepatenka nei į top knygų 10, nei aš labai rekomenduočiau ją skaityti kitam žmogui. Tai tokia mano nuomonė, kuri praktiškai skiriasi tarp 2 mano kalbėjimo klipų, bet tuo ir yra įdomus tie skaitimo vlogai, kadangi iš pradžių nuomonė apie knygą gali būti visai kitokia nei knygos pabaigoje. Ir iš tikrųjų, prieš pradedant filmuoti šiandien, aš galvojau, kad gal reiktų tiesiog padaryti kaip knygos apžvalgą ir tiesiog ištrinti tą pirmą klipą, nes jis labai skiriasi nuo to, kaip aš dabar matau knygą. Bet nusprendžiau jį palikti, kadangi galite pamatyti, kaip skiriasi mano nuomonė, nežinant, kas dar bus, koks bus toliau turinys ir kaip vystysis knyga. Tai galiu sakyti, kad vis dar yra tokia nuomonė, kokia yra. Pirmoji knygos pusė tikrai man buvo įdomesnė nei antroji knygos pusė. Ir bendras požiūris yra toks, kokį dabar jums čia nupasakojau. Tai tikrai lauksiu jūsų komentarų. Ačiū, kad žiūrėjot. Ir jeigu dar nepaspaudėt subscribe, tai paspauskit like ir susitiksim kitam mano video. Ate!